Visos kraujo vertės yra normos ribose ir viskas su jumis yra gerai. Kiek kartų girdėjai šitą sakinį? Aš tai daug kartų iš savo daktaro. Tai prašau man paaiškink, kodėl man taip sunku ryte atsikelti ir išlipti iš lovos. Kodėl po pietų aš neturiu energijos nei darbe, nei kasdieniam gyvenime. Kodėl aš jaučiuosi sudirgusi ir man užeina užkandžiavimo atakos. Man paprašius buvo padaryti kortizolio tyrimai ryte ir po pietų. Ir abiem kartais buvo sumažėjusi kortizolio norma, nes ryte kortizolio lygis turi pakilti, kad žmogus būtų budrus, atsikeltų ir būtų energingas pasiruošęs dienai. Man paaiškino, kad turbūt jūs nuėjote vakare vėliau atsigulti ar buvote per daug pavargusi. Antruoju tyrimu popietinis kortizolis taip pat buvo sumažėjęs. Ir man gydytojas paaiškino, kad daugeliu žmonių po pietų krinta kortizolio lygis. Bet man paprašęs paaiškinti, tai kaip man jį pasikelti, atsakymo negavau, todėl ieškojau pati. Pradėjau rūpintis savo kūnu, hormonų balansu, gyvenimo ritmo keitimu. Ir jeigu tu nori ne tik egzistuoti, bet ir jaustis lengvai, atstatyti savo energiją, taip pat poilsio ir miego ritmą, kviečiu tave sekti mane Instagrame Daina Greivsas arba Facebooko grupėje Imuniteto balansas skydliaukė Greivso liga. Sekančiuose video aš tau papasakosiu apie tai.